Čia ne per drėgna. Wet bulb temperature – drėgnojo termometro temperatūra. Ar esate apie tai kažką girdėję? Jei ne, klausykitės toliau. Prieš pradedant įvairius statybinius darbus mes labai daug laiko skiriame išsiaiškindami, kokias medžiagas naudoti, kaip jas naudoti, kad nepadaryti įvairių klaidų, samdome meistrus. Ir ateina ta diena, kai reikia juos pradėti darbus daryti. Ir tada labai svarbu išsiaiškinti, kokios yra aplinkos sąlygos. Per didelė drėgmė, žema paviršių temperatūra, kondensatas – tai pagrindinės problemos darbams Lietuvoje. Žinodami aplinkos parametrus, mes priimsime sprendimus ir galėsime arba atidėti darbus vėlesniam tinkamam laikui, arba sudaryti tinkamas sąlygas, kad galėtume atlikti tuos statybinius darbus. Bosch termohygrometras GDH 117 turi net 5 matavimo režimus. Su juo mes galime pamatuoti aplinkos temperatūrą, santykinę drėgmę, rasos tašką, drėgnojo termometro temperatūrą ir absoliučią drėgmę. Pirmas parametras, kurį galime pamatuoti šio prietaisu, tai yra aplinkos temperatūra, didelis diapazonas nuo -20 iki +50, pusės procento paklaida. Viskas čia yra paprasta. Antras parametras yra santykinė drėgmė. Tai yra vandens garų kiekis ore priklausomai nuo temperatūros. Dažymui ir klijavimui reikalinga tarp 40 ir 60% santykinė drėgmė. Darbams su mediena reikia žiūrėti, kad būtų tarp 35 ir 50%. Ir būtinai jau stabdyti darbus, kai santykinė drėgmė yra virš 70%. Trečias parametras yra rasos taškas. Rasos taškas rodo temperatūrą, kada drėgmė esanti ore pradeda virsti vandens lašeliais. Tai yra labai svarbu ant šaltų paviršių, kad nesusidarytų kondensatas. Svarbiausias dalykas yra pamatuoti, kokia yra paviršiaus temperatūra ir kaip mes tą galime padaryti. Tai yra keli variantai. Vienas iš variantų yra paprastas pigus spirometras, kuris matuoja infraraudonaisiais spinduliais temperatūrą. Bosch turi labai profesionalų pirometrą, kuris ten ir pamatuoja ir temperatūrą, ir rasos tašką iš karto. Viską gali kartu pamatuoti. Arba dar galime pamatuoti naudodami termokamerą. Jų yra įvairių. Manau, kad čia didelio skirtumo nėra, kokią naudosite. Rasos taškas plačiausiai naudojamas yra skaičiuojant sienų lubų izoliacinių medžiagų storį, nes blogai apskaičiuotas rasos taškas gali lemti tai, kad drėgmė ir pelėsiai atsiras patalpų viduje. Kuo didesnė santykinė drėgmė, tuo aukštesnė yra rasos taško temperatūra. Na ir vienas iš įdomiausių parametrų man tai yra drėgnojo termometro temperatūra. Kiek oras gali atvėsti dėl vandens garavimo? Drėgnojo termometro temperatūra matuojama termometru, kurio galiukas yra apvyniotas drėgnų audiniu ir jam garuojant termometras yra vėsinamas. Kai drėgnojo termometro temperatūra yra per aukšta, betonas netinkamai džiūna, paviršius daug greičiau džiūna, todėl prasideda skilinėjimas ir prarandamas betono paviršiaus stiprumas. Na ir penktas parametras, kurį galite pamatuoti šio prietaisu, yra absoliuti drėgmė. Absoliuti drėgmė yra matuojama gramais kubinėme metre ir parodo, koks tiksliai yra drėgmės kiekis nepriklausomai nuo temperatūros. Pavyzdžiui, dažymas, lakavimas yra atliekamas, kai absoliuti drėgmė yra 10-12 gramų kubinėme metre. Darbams su medienos ruošiniais negali būti didesnė kaip 9
gramų kubinėme metre absoliuti drėgmė. Sausiesiams statyboms darbams rekomenduojama iki 12 gramų kubinėme metre. Šaltame ore absoliuti drėgmė yra mažesnė, bet tai gali sąlygoti per lėtą džiūvimą. Jei temperatūra aukšta, o absoliuti drėgmė didelė, gali kilti pavojus, kad paviršiai prakaituos. Kai patalpose absoliuti drėgmė yra 12-13 gramų kubinėme metre, jau rekomenduojama, netgi būtina naudoti sausintuvus arba kondicionierius. Ir keletas pavyzdžių. Jei turime 20 laipsnių temperatūrą ir 60% santykinę drėgmę, tai yra įprastas patalpų sąlygos, absoliuti drėgmė 10,4 gramai kubinėme metre. Tačiau jeigu turime 20 laipsnių temperatūrą ir 80% santykinę drėgmę, tai jau turėsime virš 13,8 gramus kubinėme metre absoliučią drėgmę ir darbai statybiniai neturėtų būti vykdomi. Taigi apie patį prietaisą. Kaip matote, čia yra jautrus sensorius apsaugotas, LCD ekranas, 3 mygtukai, puikiai rankena ir baterijų dėtuvė. Šiuo atveju yra įdėtos 2 AA baterijos arba galite įdėti šitokį 1 ampervalandės pakraunamą akumuliatorių. Tai va, tai kaip matote, pačiam viršuje mes matome, kas vyksta su prietaisu. Tai šiuo atveju mes matuojame gyvai. Jeigu mums aktualu, mes galime nusistatyti, kad rodytų minimalias reikšmes arba maksimalias reikšmes. Toliau sekanti viršutinė lango dalis rodo vieną režimą. Išsirenkam, koks mums reikalingas. Pavyzdžiui, šiuo atveju rodo, kad rasos taškas pas mus bus prie minus 1,1 laipsnio. Ir antroje apatinėje ekrano dalyje mes įsirenkame kitą parametrą, kuris mums aktualus stebėjimui. Taip pat nusistatome, koks mums reikalingas. Tai tiek apie šį puikų įrankį. Manau, kad prietaisas tikrai nėra labai brangus, verta jį turėti ir taip apsaugoti turtą, apsaugoti mūsų statomus objektus, išvengti statybininkų klaidų. Taigi siūlau tikrai pasidomėti, kokie yra variantai rinkoje ir galbūt jums priimtiniausias bus būtent Bosch termohygrometras. Ačiū.